Nes labai paprasta, pas vyrus yra čia minusas, pas moterį pliusas, čia pas moterį yra minusas, čia pas vyrus pliusas, pas moterį, čia jeigu moterų paprašiau čia vyro, ne, tai pas širdies čakroje automatiškai pas moterį pliusas, lengviau moteris myli negu vyrai. Ta emocinė čia pas vyrus lengviau realizuotis, čia minusinė, nu, ta vadinama gerklės čakra ir akies jau čia pradeda vienodėti. Šitam jau lygmenį, virš kakloje praktiškai, o čia tai jau, sakyti, išėjimas į aukštesnės tą savo instanciją. Tai čia visiems jau vienodai, o akies srityje, trečios akies srityje, tai būtent jau vienodai irgi vyksta. Jau čia nėra, nes realizacija būtent moterim sunkiau, dėl ko trečio čakro yra. Tos, kaip tu sakei, nu, galvoji, kad savivertės, ne, čia yra daugiau pretenzijos kaip išraiškos. Net čia ne tai, kad savivertė, bet išreikšti, kaip tu moki save. Vat, pavyzdžiui, tu geros, jeigu tu geros, nu kaip čia, ir vat tas ir gaunasi, kad labai artima yra. Kai tu gerai jauti, nu, save žinai, nes jauti savo vertę, tau paprasta realizuotis čia. Ir dėl to žmonės galvoja, kad ten savivertė yra. Iš tikrųjų ne. Jeigu pas tave čia nėra savivertės, tai tu čia irgi nieko padaryti negali. Ir dėl to vat, reikalinga mes kame visas fintas, dėl ko mes du padaryti, moteris ir vyrai. Kai pas tave čia, pavyzdžiui, pliusas, ne, yra, ir tu vyrui siunti meilę ir, pavyzdžiui, pretenzijų neturi. Vyras tau siunčia šitą čakrą. Irgi tu tavim pasitiki. Tada vat, iš šalies ateina pasitikėjimas tavim, tave vat, stumia. Tau sako, tu graži, tu šaunuolė, tu va tokia, tu mano karalienė. Ir moteris tada ką daro? Tada skleidžiasi. Kyla va čia, tada atsiskleidžia širdies centras, tada leidžiasi vėl į čia. Čia labai paprastai pas mus ir taip pildosi, vienintelis šitas yra dalykas, gerklės čakra, kurie pas mumis jos nieko valyti, jos iš viso nereikia, čia reikia